atrodo pasieksime to. Kelionė į Vaivorykštę vadinasi. Bet mes jos niekada nepasieksim. Ar pasieksim? Jaunoji vardų Kroatija šiemet tikrai pasiekė savo Vaivorykštę. Ištekėjo už ES. Tiesa, vaizdžiai mintis toliau dėstė vienas kroatas, ištekėjo greičiausiai ir pati nežinodama, ką turi savo kraityje. Nepraėjus nei pusmečiui po vedybų, pirmas rimtas šeimos išbandymas. Ne. Nesidžiaugiu, kad mūsų vaikai augs Europos Sąjungoje, nors mano vyras mano priešingai. Europos Sąjunga dirbtinis junginys, o kiekviena valstybė narė turi savų politinių interesų. Nei Kroatija, nei mano vaikai iš to neturės jokios naudos. Mums bus primesta kai kurių valstybių nuomonė, o mes būsime išnaudojami ir valdomi, kaip kad buvo Austrijos-Vengrijos imperijos ar Italų valdžios laikais. Europos Sąjunga atvers naujų galimybių mano vaikams ir Kroatijai ir ne tik. Atsivėrus naujoms rinkoms galėsime plėtoti įvairesnės ūkio sritis. Daugelis šalių narių iki ekonominės krizės klestėjo, pavyzdžiui, Slovėnija, Vokietija, Prancūzija. Visos Europos Sąjungos šalys narės išsivysčiusios ir Kroatija siekia lygiuotis į jas. Nors dabar truputį augimas ir sustojo, tikimės, jog bus geriau. Daugiau patyrę irgi linkę ateitį piešti optimistinėmis spalvomis. Taip, džiaugiuosi, kad Kroatija įstojo į Europos Sąjungą. Kodėl? Tikiuosi, kad tai mums padės susitvarkyti su esamais trūkumais ir politikų klaidomis. Ir kartu džiaugiuosi, kad Europą praturtinsime tuo, ką turime geriausia. Gal, tarkim, kova su korupcija galėtų būti puikių pavyzdžių? Įrodėme, kad mokame kovoti su korupcija, pakeitėme ne vieną įstatymą, pagerinome teismų darbo kokybę, pristatėme nemažai inovatyvių priemonių kovai su politinė korupcija. Kaip žinoma, dėl korupcijos teisme kali buvęs ministras pirmininkas. Ir mano manimu, taip ryžtingai nepasielgė ne viena Europos Sąjungos narė. Ponas Danielius priduria, jog bendrija gali praturtinti kultūrų įvairovę, o dėl geografinės padėties konfliktiškos istorijos jau dabar ES gelbsti diskutuojant apie artimųjų rytų rytojų. Be didžiulio Kroatijos noro padėti kaimynams sekti jos pėdomis, kroatai iš ES tikisi naujų pažinčių. O ar užteks erdvės šalies viduje priimti visus norinčius? Ir dabar Kroatijoje sausakimša, ypač rugpjūtį, bet nesibaiminame didesnio turistų srauto. Turime gerai išvystytą infrastruktūrą, 90% magistralių jau nutiestos prieš įstojimą į bendriją. Turime 5 oro uostus, esame lengvai pasiekiami. Kroatai, kalbėdami apie ateitį, niekada nepamirš skaudžios praeities. Nuo 91-ųjų 4 metus susitęsusi nepriklausomybės karą. Kroatijos narystė Europos Sąjungoje yra savaime suprantamas dalykas, nes nuo pat valstybingumo pradžios priklausome Europai. Norėjome įstoti Europos Sąjungą ir jautėme, jog galime tapti bendrijos nare. To tikslo siekėme nuo pat šalies nepriklausomybės paskelbimo ir pagaliau esame visaverčiai Europos Sąjungos nariai. Įstrigo vieno profesoriaus, dėstančio užsienio universitetuose mintis. Kroatai, aš jūsų kaip tautos nesuprantu. Kodėl? 5 metus kovojote už laisvę nuo Jugoslavijos, o dabar įstojote į Europos Sąjungą, kurioje gyvena 500 milijonų žmonių. Ir man pačiam kyla klausimas, kodėl anuometinė Jugoslavija negalėjo įstoti į Europos Sąjungą? Kodėl Slovėnija ir Kroatija nuo jos turėjo atsiskirti vien tik tam, kad vėliau prisijungtų prie bendrijos? Kam tada reikėjo kovoti už nepriklausomybę? Koks buvo tos kovos tikslas? Viena pakeleivė, stebėdama tą pačią Vaivorykštę kelyje iš Zagrebo į Zadarą, tą lietingą, bet pasaikiškai gražią rudens popietę tarė. Ant tos Vaivorykštės yra tokie raudoni varteliai, kuriems susivėrus atsidaro žalios durelės.